už idėją iš visos širdies. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Labas Pasvaly! Labas Lietuva, labas visiems krepšinio sirgaliams. Šiandien tautos kamuolys atbumsėjo į Pasvalį ir man atrodo, čia jam bus tikrai linksma. Visa Lietuva yra su krepšiniu, su krepšinio kamuoliu. Ir džiaugiuosi, kad šiandien jūs pasiekėte Pasvalį. Pasvalys irgi gali būti krepšinio sostinėje. Žinoma, varom, jėga Lietuva, krepšinis dar labiau jėga. Reklamuoja, kaip kas sugeba ir kaip kas moka. Ką reklamuojat? Žinoma, krepšinį, žinoma, Lietuva. Sport sveikatos šaltinis ir garsinims Lietuvos. Pirmą kartą žygio Varom už Lietuvą istorijoje kamuolys apsilankė muziejuje. Eksponatai rankomis neliečiami. Mes irgi už Lietuvą ir labai džiaugiamės, kai jūs pas mus, ypač dabar prieš čempionatą, tai turbūt nebėra nei vieno žmogaus, kuris pasakytų, kad ne už Lietuvą. Visi pamatys, kokia nuostabi mūsų šalis Lietuva ir ne tik tai Vilnius, Kaunas, bet ir kiti miesteliai. Mes visi patriotai krepšininkai, visa šeima mums apie krepšinį. Ar buvo krepšininkai, mananų krepšininkai. Galėčiau per 20 metų nepriklausomus Lietuvos, reiškia, įvardinti gal 3-4 akcijas, kurios įeis arba įėjo į istoriją. Tai ir Baltijos kelias, laužai, manau, kad vos ne trečioje vietoje, reiškia, bus šitas žygis Varom per Lietuvą, nes kas dedas Pasvaly šiandien, kas dedas va čia šitam Smegduobių parke, iš ties tokį žmonių skaičių sukviesti. Ir taip gerai nusiteikusius, iš ties net nežinau, su kokiu koncertu reikėtų užsakyti arba ką pakviesti, kad tiek surinktų žmonių. Pasvalio vaikai sudainavo kamuolį lopšinę ir jis tikrai miegos ramiai ir kietai, o rytoj vėl pradės kelią po Lietuvą. Už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai – naujienų portalas Delfi, 20-metis Radio centras. Būčiau paukštis aš, la 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 la, žaisčiau aš.